Labas, labas. Tai iš kogi susideda tikrų kristalų kaina ir kodėl ji tokia? Ir dar šiandieną pasidalinsiu dalele mineralų konferencijos. Tikrai užsienyje matote labai daug mineralų, kristalų, kurių parsivežat labai dažnai. Pasižiūrėkite į spalvas. Tie, kas neturi žinių, galbūt gali sunku būti atskirti, bet štai Egipte ar toj pačioj Turkijoje ir kitose šalise labai daug padirbinių. Ir po to man rašote, kad jie neveikia. Lygiai tokių pačių grožių pilnas ir lietuviškas TikTokas, Instagramas, labai daug e-shopų su tokiais pačiais gaminiais. Kai kas rašo net iš AliExpresso, nežinau iš kur. Tai kodėl susideda ta kaina? Kaina susideda paieškose patikimo tiekėjo su tikrais dokumentais, o net spausdintais belenkokiais. Toliau viskas yra tikrinama Lietuvoje, tai vėlgi man tai kainuoja papildomus pinigus, kad patikrinti kiekvieną akmenėlį ir įsitikinti, kad jis yra tikras. Antras punktas, aš orientuojas tik į aukšto kokybę, ne žemą, ne vidutinę klasę, kuri būna padažyta, kur būna labai daug padirbinių, kurie būna pagražinti, pakaitinti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad grožis jau ne tas, bet būna vis tiek pakankamai dar gražus, bet baisiausia dalykas yra tai, kad mineralas jau būna negyvas. Jisai jau yra, miręs, ar ne, jisai nesutrūkęs, viskas su juo gerai, bet dėl todėl, kad jis yra dirbtas tam tikrais procesais, jis yra nebetekęs savo energetikos. Likęs grožis, kurį dažniausiai dar ir paryškiname, ar ne? Bet visas tas kelias dėl to ir yra, kad pas man yra mažiau kristalų mineralų, bet jie yra tikri ir jie yra patikrinti ir jie yra tik aukštos kokybės. Ir labai svarbu, kad žmogus nusimanytų apskritai, kas tai yra. Tai kviečiu paklausyti dar jūsų apie juos. Ten taip parašyta, kad tikrai žmogus, kuris nežino, kad yra dirbtinių deimantų, tai patikės, kad ten iš vis labai gerai. Ir kiek teko girdėti, tai labai daug iš kelionių, ir natūralu internetu žmonės parsiveža akmenukus ar papuošalus, dažnai būna net ir su sertifikatais, ypač iš Azijos, jūs gali gauti bet kokį sertifikatą ir parsivežti, ką tik nori. Bet čia vėl turbūt žmogui reikia paklausti, kam jam reikia to brangakmenio, jei tik pasipuošti, tai ko gero tiks bet koks, bet jei dėl energetinių savybių, tai tikrai turi būti nedirbtinai sukurtas, o natūralus gamtoje rastas mineralas. Ir dabar besiruošdama šiai temai, taip netyčia ištikau straipsnį, kuriame buvo supažindinama su Lietuvos gemologų darbo metodais ir kalbinami Lietuvos prabavimo